O tokie mes ankstyvi. Einama pusryčiauti, jeigu duos, ir važiuojam į Tazį kanjoną. Ločia taip pats tas. Tokia ta mūsų kelionė, pusę valandos pakratė, biškį dulkių ir dabar Tazį pačią kanjoną. Sašku! Žmonių nemažai. Te. Mūsų vaikui biškį bloga buvo. Užsupo per daug. Biškį per daug posūkių ir per daug stygių. Vaikai užsupta. Nu va, užlipom. Moving forward fast, no shadow of the past. Staying up all night, all summer. Doing it my way, no other. Yeah, let my heartbeat shout till dawn. And I won't slow down when the night is gone. Keeping it all night, all summer. Spending time like no other. It was a spark, but it faded too soon. It was a flame. Gražus tas kanjonas, tik tai kad labai daug turistų. Realiai va ten va, užlipti be šansų, nes visos tokios vietos pilnas žmonių. Aš noriu tenai nueiti, Va, sako, po pusę valandos stovi. Čia taip pat yra Europai didžiausias ziplainas 2 km, kurio kaina yra 80 eurų. Gražus kanjonas, bet turistų be proto daug. Va. Kratytis pusę valandos dėl 25 minučių. Na, gyventi tik kartą. Kodėl ne? Tais keliukais mus čia atvežė.
Graži vieta. Bet jie va tai va nušika viską. Kad tik tai euriuką uždirbti. Tai atvažiavom prie Adamolas. Prie Adamolų. Šie dariniai, kai gydė, sako, susiformavo 65 milijonų metų prieš po vandenynų. Reikėtų tikrinti iš tikrųjų informaciją, bet dariniai tikrai gražus. Didžiuliai. Vieta graži, bet nušykta kaip reikalas. Jo, man tai toksai. Pyktis biški. Toks atrodo kaime, žinai, atsidaryk savo. Jo. Nu, bet tai gerai, atsidaryk, bet tai kam tai prišiukšlint, prišyk ten, Pas kur... jos ta tvarka tokia, matai, kad... Jie labai netvarkingi, tai... Taip, dėl to aš ir sakiau, supranti, pas kaime, o pasidaryk ir... Turėsiu rezultatą. Ne, pas aš čia baisiu vietą, kai pasižiūrė, tai... Tokių gražių vietų turi, bet nevertina. Nesaugo, jo. Kelionė graži, bet kas nemėgsta purtytis, tai nerekomenduojam. Ypatingai su labai mažais vaikais. Pušis kvepia. Ne? Edam čia gal? O, ir tadukas. O ne? Ateikit parodyti, kur. Vis grįžom. Kaip višiukas? Kaip jauties? Ten gražu, žinau. Bet kaip tie turkai nušykia visas vietas. Šakės. Šiukšlių. Šiukšlių pilna visur.
Čia siūlo mums apyrankių. Labai nori mus apgauti. Geriausia yra lietuviškai su jais kalbėti. Taip. Kas čia šaudo? Šaudo kažkas. Separatistai? No? Problem when it comes. Не проблем, не. Мань меврит. Tu. Tu, мене 5-4. Oho. Корбой, вангел. O. Aba winter cold, 1 meter, 20 minutes grad. No jockey, another, no hospital, no. Nu čia keliukas, tai yra ką paveikti su mažais vaikais. Kas rinksite šitą ekskursiją, tai puikiai įsivertinkite, ar vaikas neturi vestibuliacinio aparato sutrikimo, nes mūsų mažėlė tai labai vėmė. Puikiai buvute. Čia labai vingiuoti keliai ir labai krato. Šitą moteris mūsų nepalieka. Va, buvute. Hadi bundan al bakalım bire. Nereden bir alayım. Išpasakojo visą gyvenimą, sakė, pagimdė 4 vaikus, jokios ligoninės, artimiausia ligoninė Manavgatė, sakė, gimdžiau čia, viską supratau turkiškai. Pusę gyvenimo papasakoti. Dar truputį pabūsit, visai gerai kalbėti. Teatras iš tikrųjų aš nelabai Apylinkėm čia šaudo. Nesuprasi čia. Šiaip gražus amfiteatras buvo. Su tuneliu matosi sistema likučių. Arba palys pasižiūrėti. Viskas užgriuvę, aišku. Bet savo laiku čia buvo gražu iš tokių akmenų tašytų. Palipti yra ką čia. Ten irgi užgriuvę, ten irgi užgriuvę, ten užgriuvę. Ten šaudo kažkas tai gerai. Čia žiūrėk, net atlašai net buvo, įsivaizduoju, išskaptuota iš kokių akmenų. Kaip jos čia sutempė, ką? 9000 žmonių amfiteatras. Prisikabinavo babutę pirkti iš jos ir viskas. $7, gideceğiz Ali. No dolar. O da diyor, o Türk lira. No Turkish lira. Ha, var. Ne olmaz? Bar empty. Pirkit iš bobytės, ką nors. Ne, 5 euriukų, neįsivaizduoju. Ką? Baigėsi mūsų turas. Iš tikrųjų, kalbu mažai dėl to, kad pasigavau kažkokį bacilą. Visą naktį pravėmiau, o šiandien labai raižo pilvą. Tai toks pusgyvis.
Bet kažką sumontuosim, kažką gražaus padarysim. Važiuojam namo? 3 valandas purtysimės. 2-3 ne. Vietutė, kaip tu? Rezimuok Agnė mūsų ekskursija. Aš jau pasakiau savo nuomonę, tai tie, kas turi mažų vaikų, tai šitos ekskursijų renka. Bet šiaip gražu. Neverta tokių pinigų. Nu jau. 35 € žmogui. Ne. Aš galvoju, kad verta. Reikia labai įsivertinti, jeigu su mažais vaikais tai tikrai ir ypač moterim ar vyram, kurie turi vestibuliacinio aparato sutrikimą, tai tikrai nerekomenduoju. Aš tokį dalyką turiu, tai pavyzdžiui, man labai svaigsta galva, nusileidus žemyn ten į tuos akmenis uolas, tai išvis nestabilumo jausmas. Va mūsų mėtai irgi pasirodo tas pats. Užsupo metutė, taip? Labai vingiuoti keliai, labai krato. Nu jo. Taip kad, reiktų labai gerai pagalvoti, ar verta. Peškom reikia eiti čia. Jo, peškom būtų pastas. Mes vakar 5 kilus namo varėm, tai kas mums čia yra? Man tai patiko. Aš sakyčiau verta. Tikrai gražu. Gražu, bet aš nežinau, ar aš Tokių antrą vietų kartą pas mus važiuočiau nėra. tu. Ne, antrą kartą tikrai nevažiuočiau. Ir šiaip labai taip masiškai pravaro ir... Jo, toks konvejeris. Nu, tai pinigam paimtų, aišku. Ir labai mažai informacijos. Jo, mūsų gydė kažkaip Absoliučiai. nepasižymė iškalba. Nulis informacijos. Nu tai ką, susitiksim kitose kelionėse.